Laikai irgi pamokoju keramikos, labai džiaugiuosi, kad įstaiga yra stipriai auganti ir tikrai perspektyvi. Džiaugiamės, kad pagaliau jau esame finišo tiesioje dėl mokyklos priestato, kas yra labai laukiama ir reikalinga. Ir šiais metais jau bus nupirkta ranga ir tikėtina rudenį startuos. Tai tikrai labai smagu. Buvome abiejose darželiuose, Vaidotuose ir čia Pagyviuose. Einamosius klausimus irgi sprendėme su vietos bendruomenė. Taip pat nepaslaptis lankiausi Humanity įmonėje, nes pastoviai turime einamųjų klausimų. Paskutinis dalykas, vėlgi atmetant visus incidentus, nes juos irgi aptarėm ir pastoviai prašome informacijos ir bendravimo kontroliuojant su kolegomis, kaip vėlgi dirbama dėl triukšmo mažinimo ir kitų dalykų. Tai šie klausimai buvo eilinį kartą aptarti, bet dar paskutiniais įvykiais, kuriuo galime galbūt pasidžiaugti, kad savivaldybė sugebėjo išsiderėti prisidėjimą gan didelį, 800 tūkstančių prie Šiltnamių gatvės sutvarkymo, ir jau šiais metais tikimės, kad šitą projektą, kurį mes jau seniai plėtojame, nes mums tas irgi labai brangiai kainuoja, galėsime paleisti su jų prisidėjimu, sutartis yra jau įsiusta derinimui, kelios korekcijos ir bus pasirašyta, tai tarpusavio įsipareigojimai yra, tai tikimės, kad tą patį centrą, fasadą sutvarkysime, nes centrinė gatvė visada yra tokia reprezentatyvi, kai atvažiuoja, norisi, kad jinai spindėtų. Lankėmės taip pat objekte, apie kurį pasakysiu, tai yra menų mokykloje. Ir šiandien būtent ir direktorė pas mane buvo irgi savivaldybėje, buvo pristatyti priešprojektiniai pasiūlymai, tai Pagyriuose. Ir šiaip ilgainiui atsiras ir naujas pastatas. Mano mintis buvo iškelti irgi ambulatoriją, dėl to išsinuomoti patalpas ten, kur turime privačiam objekte, kad galėtume atlaisvinti šitą dabartinį pastatą pilnam griuvimui ir naujo pastato pastatymui. Tai menų mokykla tikrai čia bus labai puikiai, šalia su kultūros centru. Manau, Pagyriams tikrai čia tie objektai atneš naują gyvybę ir tarnaus dar ilgai. Parką šalia atversime pavasarį. Rudenį neatverėm dėl to, kad rangovas tiesiog tą kūnę sutvarkė ir mes nenorėjome rizikuoti, kad mums būtų priduotas objektas, kuris per žiemą galėtų nusidėvėti, dėl to mes priėmėm tokį sprendimą. O pavasarį jis visas naujas, jeigu kažkas bus apgadinta, atnaujintas, jūsų poreikiams bus atidarytas. Na, tai trumpai tiek, ir tada susiminėme, aptarėme einamosius darbus, kai kurie žmonės pasidžiaugė, kad neblogai valomas sniegas šiais metais, tai tikiuosi, kad tikrai visi iš namų galėjo išeiti ir nereikėjo slidinėti iki Vilniaus mieste penktadienį. Na, o dabar tikrai, rūpimus klausimus kažkokius galime aptarti, kokie kainuosi kažkokius panašiai. Taip. Aš norėjau paklausti, ar negalima būtų pratęsti 78 autobuso iki Kaštonų gatvės. Ten visi gyvena pagyvenę žmonės ir jie dar to labiau vėliau bus dar vėlesni. Ir labai mums eiti iki autobuso visas kilometras tą neapšviesti. Ar nebūtų galima? Pas 78 tai čia tas pats, kurį vaiduotojai norėjo, kad pas juos važiuotų, taip? Ne. 78. Ne, bet čia tas pats autobusas, kuris vaiduotiškai norėjo, kad užvažiuotų į vaiduotojus, taip? Tai nežinau, mes matom, dėl šito nesugebam ten sutarti, nes sutinka. Tai žinai, šitas kalbas. Tai nemanau, kad tam Vytautas yra grupiai, kuri dirba klausimais bendrai dviejų savivaldybių viešo transporto, tai šitą klausimą galės pakelti ir pakartoti dėl vaiduotojų, bet manau, kad sudėtinga su jais bus sutarti. Bet dar kartą pabrėšiu, jeigu kolegoms pavyks, nes jūs gal negirdėjote šito dalyko, jeigu kolegoms pavyks padaryti darbą žemutinėse, kaip žemuosiuose Pagyriuose ir kas ten gyvena, praplėsti gatvę, nors tam turbūt privatus sklypai, nes mes turime kelis darbus atlikti dar papildomus, tai matėte, kad nuo miesto teritorijos, nuo Vaidotų važiuojant atsirado asfaltas, nes mes su Vilniaus meru dėrėjomės dėl to klausimų, mums buvo svarbu, aš noriu paleisti ten viešai transportą važiuoti. Bet tokiu atveju aš visiems norėsiu jį paleisti, kaip kolegos sugalvos, nežinau, bet jeigu nepavyks praplatinti
stotelę, tai darysime, nežinau, kažkokį iš visoforo pravažiavimą, vienpusį su laiku tiksim ir kažką tuo laiku, kai važiuoja autobusas. Bet mano tikslas, kad turėtume žiedą, nes dabar įsigijome 15 elektroautobusų ir kolegos plėtoja žiedinius maršrutus. Tai galimai mes galėtume savo žiedą čia padaryti su to autobusu arba mikriukais tokiais mažesniais, jeigu galima būtų, ir tada pratęstume jūsų Kaštonų gatvės su persijungimais net 7-8. Tai reiškia, mūsų strategija yra, kad miesto transportas iš vis neįvažiuotų į Vilniaus rajoną, o kad mūsų parkas, kuris bus atnaujintas arba kiti vežėjai kursuotų čia pagal mūsų nustatytus maršrutus. Juolab, kad mes dabar vieningo bilieto koncepciją plėtojam ir jis bus suvienodintas su Vilniaus miesto, su Vilniaus rajonu, tai persidant tiesiog atsižymėti reikia. Ne, tiesiog nusipirksit bilietą ir jeigu norėsit įsigysit miesto bilietą, tam bus toks kodas ir to bilieto ir tiesiog nusiskanuoti reikės autobuse miestą ir viskas, ir galėtų taip laisvai keliauti. Čia tie, kurie perka bilietą. Kas? Bus geras. Tai čia visiems vienodos sąlygos. Tai, nes atvirai kalbant, tai miestas nėra linkęs ten labai, jeigu nepelningai tų trasų ar maršrutų pratesinėti, ir mes jų įtakoti negalime, bet į savo pusės galim daug ką padaryti. Tai jeigu mes užžiedintume čia tą žiedą, kuris galėtų ir čia davežti, ir kito miesto autobusų toj stotelė, kad nevaikščiotų sudėti, tai tai būtų pasiekimas. O dar tikslas, kad pagerėjusių vairuotojais irgi susijungti per viešąjį transportą, jeigu kalbant, tai pagerių žmonės ir savaitgalį bažnyčią galėtų viešo transporto važiuoti ir panašiai, nes dabar gaunasi ratas, kuris yra labai nepalankus ten visų dalykai. Bet papildomai dėl 7-8 ir tą pačių klausimų, nes vairuotojus tas klausimas yra, tai vyko tas gražus kažko. Čia ponia Rožienė truputėlį apie kitą dalyką klausia. Nuo 14 metų tas klausimas yra sprendžiamas ir buvo atsakyta tas, kad ten negalima Kaštonų gatvėje padaryti. Čia prie to servizo, čia iš viso yra 300 metrų. Tai kodėl negalima pasakyti? 300 sekančioj sankryža. Sekančioj sankryža yra, bet ten reikalinga, kad tas autobusas galėtų žiedo apvažiuoti. Tai žiedą mes be Lietuvos kelių irgi nepadarys. Ne, tai be jų, bet tai Vilniaus miestas kažkada tai buvo dar direktorius Dastikas transporto Vilniaus miesto, jis žadėjo, mes tokį susitikimą turėjom Vilniuje 15 metais ir buvo pažadas, bet nuo 15 metų tas klausimas yra pamirštas ir ačiū, kad jinai priminė tą klausimą. O aš tai manau, kad miestas nesutiks šitą daryti, nes jie daug kur sako, bet nei dėl vieno net patogaus mums dar nepavyko labai sutarti, apart Belgių, kur mes ten infrastruktūrą vidury kaimo parengėm, nes ten jiems pelningai ir apsimoka. Bet, kolega paklaustas, kol dirba dviejose tose grupėse, tai pasižiūrėsim, kaip ten galima padaryti, tai pasižiūrės. Bet apsisukimą tai reikia infrastruktūrą kažkur įrengti. Jeigu tai būtų net ir mūsų teritorijoje, tai mums reikia sklypų, kur tai padaryti. Ten yra valdiška vieta. Tai paduosit informaciją ir pasižiūrėsim. Ja, tai ponas Palevičius žino, mes su juo. Kas ten yra? Dar kai jis ministerijoje dirbo, mes paklausėm. Taip, kad čia numintas kelias. Tai ponas Palevičius. Tada buvo valstybinė žemė. Pažiūrėsim. Atmintis. Matai, kai gera atmintis, kad pas visus darbuotojus savivaldybėje. Jau galima klausti, dėl daugiafunkcinio centro, jau kaip ir pasakytas, gal gali daugiau papasakoti, kada jis bus plius minus atidarytas. Ir kitas klausimas apie tą patį kultūros centrą. Pagirė jau yra miestelis, ir dabar kol kas visą kultūrą kaip ir priskirta apie Lagaminos pas mus. Galbūt mes jau suaugome ir iki tokio lygio, kada mes galim patys savo tvarkyti šią vietą savo kultūros reikalus. Tai va, koks jūsų matymas? Kada bus? Pagal planą kovo mėnesį. Tai baigiamieji dalykai su akustika ir baldais. Ir kovo mėnesį tikiuosi, kad pavyks jūs visus pakviesti į atidarymą ir šventinį koncertą. Tai va, o dėl šito antro klausimo, tai
Tai aš manau, kad subrendot, kaip ir daug kas, bet jeigu subręsit patys tvarkytis, tai dar turėsit tvarkytis su stambesniem nei jūs gyvenvietėm, tarkim, Avižieniais, nes jeigu tai bus atskiras centras, tai tada turės pasidalinti ir su Nemenčinės ir Grūdaminos kultūros centro administravimo teritorijos, nes kiti neturi ir pasiimti irgi savo globą ir tokias teritorijas kaip Zuliūnai, tarkim, ar Avižieniai ir panašiai, nes centras turi turėti ir kitus padalinius. Nesąžininga būtų turbūt tik pageriausia padaryti vieną, o Nemenčinei ir Rūdaminai palikti administruoti dar toliau visą rajoną, visus kaimus ir panašiai. Bet šitą siūlymą mes visiems teiksim, bet taryba visiems turės balsuoti, kokį formatą mato, nes įstaigos steigimą turi patvirtinti taryba. Tai kas be ko, aš matau vieną variantą, kad tai turėtų būti atskiras juridinis asmo, kuris perima trečdalį Vilniaus rajono kultūros centrų tų padalinių administravimą. Na, suprantate, dabar yra per pusę rajonas padalintas ir Rūdaminė ir Nemenčinė du kultūros centrai administruoja su savo padaliniais. Tai reiškia, atsirastų trečias subjektas ir tas subjektas pasiimtų irgi analogišką organizavimą kitose irgi vietovėse. Čia būtų tas pats centras. Bet gali atsitikti taip, aš negaliu už tarybos narius irgi teikti, kad galbūt nepatiks, nenorės, galbūt norės priskirti kaip padalinį tam pačiam kultūros centrui Rūdaminos palikti, kas nelogiška. Turbūt būtų ir pats kultūros centras Rūdaminos supranta, kad tai nelogiška. Tai galbūt bus laikinai kaip padalinys. Tai čia jau ne mano gali spręsti, nes taryba balsuoja dėl naujo subjekto atsiradimo arba neatsiradimo. Bet kažkuris iš šitų variantų visiems bus, nes objektas turi veikti. Tai va taip. Taip. Aš dėl Melikonių kaimo norėjau paklausti dviejų dalykų. Reiškiasi, Melikonių kaime eina gatvė Lašinsko ir po to jinai pereina į Svajonės gatvę. Ten atvažiuoja ir autobusiukas dabar ir tenais mokinius paima mokykliniai autobusiukai. Ir mes ten turim tokią stotelę, kur sustoja tas autobusiukas. Reiškiasi Vilniaus rajoną, kuris važiuoja į miestą ir taip pat mokinius paima ir tokia stotelė ten jos praktiškai nėra. Tai labai reikėtų ten stotelės iš tikrųjų. Ir antras labai svarbus dalykas, taip pat Lašinsko gatvėje yra apšvietimas, bet jis toliau neateina iki Svajonės gatvės. Būtų galima pratęsti tą iš Lašinsko gatvėje, pereinant į Svajonės gatvėje, apšvietimą padaryti, nes iš tikrųjų labai tamsu ir labai reikėtų, nes naujų namų daug, naujų šeimų daug, vaikų daug ir labai reikia to apšvietimo, kad būtų toks saugumas tame ir viskame. Gerai, o tai žiūrėkit, tas kelias yra mūsų balansė, tarsi? Jo, jeigu sodų bendrijų viduje, tai mes neturim teisės. Ta prasme, kad čia reikia pasižiūrėti, kad yra kaip. Bet su senių negalima paderinti, žinokit, jūs užeikit tada, jeigu turėsit laiko ir tada jau perduosite informaciją, tikrai mes pasižymėm. O dėl stotelės, tai jeigu mūsų keliai, tai galime planuoti. O stotelė su įvaža? Įvaža, matot, ten yra asfaltuotas kelias, tokia įvaža žvyrkelė tokia. Jeigu ten dar šiek tiek praplėsti tą, kad būtų normaliai atsisukti autobusui. Jeigu su įvaža, tai vas sako kolega atvykiau. Žiūrėkite, šitą informaciją tik žymimės, bet būtų geriau, kad dar galėtumėt papildomai atsiųsti Tašką tiesiog, koordinatės, kurio vietoje ten ar nušotai išdėkite, kur yra ta stotelė, kad mes galėtum pasižiūrėti. Galime paštu vytautas.paledicius @versalta. Arba per seniūnę, jeigu turite, pasidalinsim. Galime tiesiog, tai paplanuosim. Jeigu ne Lietuvos objektas ir kelias, tai mums tikrai galime planuoti, o jeigu, sako, yra dar tas kišenė, tai dar geriau. Ačiū. Pažiūrėsim, gal ten ir įtraukta kažkur? Tai pasinagrinėsim, gal kelias tai gal paprasčiau. Nu. Taip. Prašau, jūs atėjot va ką tik, tai matot iš karto. Labą dieną. O Dieve, kiek lapų jūs pirkite. Aš galėtų palikti, kadangi pasirašiau daug. Tai vienas klausimas, tai kad labai platus. Esu Antanas Aleknavičius, gyvenu Juodvalių kaime jau kokie 10 metų, tai po kaimo
problematika, ne problematika, man pačiam gerai žinoma, kai kurie mūsų kaimynai dėl tam tikrų, gal sakyčiau, kelių jau ir seniūnijai pateikė ir parašus surinkę, aš dėja nespėjau ant šito ilgo lapo, bet šiandien gal norėčiau pakalbėti apie kompleksinį viso to ne vien tik Juodbalių, bet ir Užubraščio kaimo infrastruktūros gerinimą. Nes esam pakrašty, netoli Vilniaus miestas, ar ne, tai yra keli dalykai, kad vis tiek ir dauguma kaimynų dirbam Vilniuje ir norėtumėm gal ir saugiau pasiekti ir Vilnių, ir tuos pačius Pagirius, dėja galimybės apribotos, nes autobusanas nekursuoja, pavadinkim taip, ir tas kelias, kuris Juodbalius jungia su Vilniaus miestu, švelniai tariant, nesaugus, nes statybų bendrovės, važiuodamos į karjerus, mėgsta ne mokamų kelių ar A4 važiuoti, bet apvažinėja. Ir ten mes, asmeniškai, mūsų sako, tėti, norėčiau į mokyklą pats, autobusu, sakau, gal ne, nes ten pėsčiam ar ypatingai vaikui tikrai yra sudėtingas dalykas. Aišku, gal turėjau pradėti nuo to, kad visų pirma ačiū seniūnijai ir savivaldybei, kurie iš tikrųjų skiria dėmesį ir per 10 metų, kur aš gyvenu, tai iš tiesų pagrindinis kelias tapo asfaltuotų, apšvietimas atsirado, tačiau vis tik tai dar norėtumėm, reiškia, stumtis į priekį ir iš tiesų seniūnai apie Naujakurių gatvės problematiką mes jau kalbėjom, iš tikrųjų seniūnai, ačiū Jums, kad ir dabar neseniai tą kelią, reiškia, sujungėt, kuris buvo nepabaigtas, dėl to iš tiesų ir tarnybos ir greitoji gali atvažiuoti jau nebe per pusmynus, bet nuvalytų sujungtą kelią. Bet kaip ir esame kalbėję, tai ta mūsų gatvė beveik traukos centras yra tapęs, nes kadangi ten žiedas toks, reiškia, žiedinė gatvė, tai jie labai mėgsta pasivaikščioti tiek jau vyresnio amžiaus žmonės, tiek jaunos šeimos su vaikais. Na ir dėja, tas privažiavimas, gal gatve netgi sunku pavadinti, tas privažiavimas ne pats geriausias dalykas. Tai norim pakalbėti apie tos gatvės sutvarkymą. Aišku, idealiausiu atveju, tai sakau, mes kompleksinio sprendimo, nes jau Užubraščio kaimas ten irgi yra neasfaltuotų kelių ir eismas vis didėja, intensyvėja. Tai čia atrodo, tai tie keli lapai, bet čia surašytos gal tos pagrindinės idėjos, kaip mes bendruomenė atsitarę matytumėm tą kompleksinį sprendimą. Aš norėčiau palikti, tik tai klausimas, ar eiti rinkti dar per kaimynus visų parašus, ar tiesiog atiduoti. Nieko čia neduos tas parašų rinkimas per daug. Tai palikit. Seniūnė čia truputį pakomentuos, bet sakė, kad jūs seniūnaičių sueigoj buvo aptarti klausimai kaip prie, ne? Jo, bet pavyzdys norėčiau pasirinkti. Taip, Užubraščio kelias, tie keliai jau surinko parašus, bet kad ne vien tik tas, bet mes eina kalba galbūt, reiškia, kaip ten asfaltuojam, gal ir kokį dviračių taką, reikia pagalvoti, kurį kiek gal, reiškia, vaikščioti. Tiesiog buvo apie tą kompleksinį. Taip, bet jūs jau pats pasakėt, kad jau padaryta palyginus ir pagerinta būklė 10 metų nemažai. Tai esmė yra tame, Vilnius tas yra rajonas ir seniai, jūsų nemaža poreikis yra didelis. Tai pagal galimybės manau, kad bus planuojama. Tik aišku, žadėt, kada čia, tai viską neprižadėsi. Tiesiog. Bet planuosis, priklauso nuo seniūnaičių, vis tiek nėra balsas, kur po to paduoda informaciją, o savivaldybė įsiklauso ir irgi atitinkamus planus sudėlioja. Tai ačiū Jums už aktyvumą. Taip, prašau. Andrius Pečiulis, 20 metų vykdami klausimą, jūs savo kalbėdamas pradėjote apie efektyvumą. Tai sakyčiau taip, kad jūsų minės pati pagrindinė gatvė, kelias yra
krašto kelias. Tas, nu, toks. Taip, taip. Tai galbūt šitame pagiriuose žiede, kur yra Tereiki parduotuvės, galima būtų įrengti stiebą vėliavą, pakabinti lietuvišką vėliavą. Mūsų valstybėje yra tikrai gražių pavyzdžių su tai padarytais dalykais. Jeigu reikia, aš pasidarysiu šitą. Yra kalbėta su seniūnu šitą klausimą. Bet va dabar, man atrodo, už infrastruktūrą atsakingas žmogus yra čia. Aš galėsiu pakomentuoti, mes čia prašom, ne, čia kultūros kažkoks, tai dabar buvo kodėl, kuriam pavyzdžiuose, nes vėliavos reikia suderinimo. Seniau praktikoje buvo visur statyti, jeigu žinot, važiuojant į Druskininkus, pro Varėną tokia karūna. Yra daug pavyzdžių, taip. Bet dabar irgi pernai kreipėsi ir tiesiog dėl šitą saugumo, eismo saugumo neišdavė leidimo. Na, bet pavyzdžiui, aš žinau pavyzdžių, kur tokiuose pačiuose krašto keliuose, kituose gyvenvietėse, miestuose yra, taip, yra padaryta. Jeigu jie gali, kodėl negali, mes kažkokie neįgalūs. Seniau buvo galima. Ne, seniau, dabar. Aš nekalbu apie seniau. Tai jeigu gali, tada man pavyzdį Alytuje, krašto kelias. O kurioje vietoje Alytuje? Santaikos gatvėje. Tai ten yra miesto savivaldybės, matot, jūs miestas perėmė čia prie to viaduko, kur turite minėti. Ne, mieste. Tai mieste yra miesto gatvė, tai savivaldybė priima. Jeigu būtų miesto, tarkim, mūsų gatvės, tarkim, mūsų miestelio, tai mes leistume tokį šitą statyti, bet jie Lietuvos be sutikimo mes negalime. Galime nebent svarstyti kitą dalyką, bet čia vėlgi mes turime įvertinti, nežinau, ir ar šitą kelią leistų. Ne, ar negalime. Mes neįvačiame prisimti, tai galėtume prisimti. Bet mes gal galime nebūtinai žiedėti padaryti. Taip, tai sakau, nu ta prasme. Tai kažkur va čia. Aš gal papildysiu, mes jūs buvote pas mane, mes apie tai aptarėm, kiekvienais metais seniūnija planuoja kitų metų biudžetą ir mes esam numatymus, bet kuriuo atveju kreipsimės, klausim ir jeigu bus leista, aš tikrai pritariu, mes irgi norėtume, kad tas stiebas, kuris šiuo metu yra reprezentatyvus, būtų irgi džiugintų akį. Tai aš pilnai su jumis sutinku ir kaip mes kalbėjome su jumis, tai kaip ir minėjau, kad mes tai esame numatę, esame įtraukę, tai laukiame kitų metų, tik tai statė. Ir jeigu tik tai patvirtins ir pavyks įdėlėti, Na taip pat galbūt tokie susitikimai ir pokalbiai duos paskirtį tokiam. Jo, tai žiūrėk, jeigu seniūnai įtraukus, tai viskas yra tvarkoje, bet jeigu tai, ką sako kolega, jeigu Lietuva neduos leidimo, čia yra jų objektas, ne mūsų, tai tada gal pasvarstykim, gal kažkur šone greta atsirasti, nevažiuojant, bet reikia pažiūrėti mūsų sklypas, kur jis atrodo. Aš čia tik tai kaip... Gerai. Nu, žiedas tiesiog matomas labiau. Bet šiaip jūs sutinkate, kad reikėtų... Tai gerai, aš. Kada čia bus trečias namas ir penktas. Pas mus, kada jau tokie vieni mašinai stovi, kada gal sutvarkysit, kur jau statyti, nu čia nesąmonės. Dabar mes to jau dujų neturim. Langus atsidaryt vakarė. Nu, statyta viską. Šaltai gėlės buvo viską, dabar mašina. Fontanas buvo, dabar padarė nesąmonės kažkokias, aš nežinau. Ir dabar dar vienas. Pas mus daug šunų, ar negalima padaryti kaip naujai Vilniuje. Yra plaščiatka, kur vidzidžialė, to sumikti ten su jais. Gal į patėvosi galima tokį padaryti? O su tais šunėms tai jau žinot nelabai gerai. Gerai, tai nuo antro klausimo, tai va, nes žinai mes kalbėjom, kad atsiradinėtų, tai seniūnė sako, kad parke bus numatyta. Taip, Tai viskas, tai gerai, tai parke bus numatyta ir parkas, kai bus atviras, tai jau galima bus šunys vesti ir nu turi vietą jiems būt. Taip, tai bus. Aptarta aikštelė. Tai vienas klausimas. Dabar dėl parkingų, tai čia niekas neįspręs taip, nes kai kvartalai tai buvo seniai statyti, tai automobilių tai irgi nebuvo. Na, tas poreikis visur didėja ir su parkavimo vietų trūkumu visi susiduria. Tie standartai dabar iš vis kiti, kai tu statai pastatus, nei buvo anksčiau. Tai vienintelis dalykas, kur aš irgi visus raginsiu ir raginu dalyvauti ir jūs galbūt nenorėsit, bet aš visien raginsiu. Tik aišku, reikia susitvarkyti tas raudonas linijas aplinkui daugiabučius, nes sklypai pas jūs ten pagiriuose problema, kad nesutvarkyti. Tai dalyvauti kvartalinės renovacijos programoje, kurią mes išdiskutavom ir taryba pritarė, leido patvirtinti praeitais metais.
Tai tikrai turėsim pilotinius projektus Skaidiškėse, Nemenčinėje, kvartalų, kur visiems galėsim rodyti. Ir ten jau, jeigu kvartalinės renovacijos programoje daugiabučiai dalyvauja, 3, ten 4 su savo kiemu, tai savivaldybė įsipareigoja prioriteto tvarka sutvarkyti visą gerbūvį aplinkui, žaliasias zonas, parkingas praplėsti, vaikams žaidimo aikštelės padaryti ir panašiai. O svarbiausia, kas man rūpi, tai sutvarkyti visą pažeminę infrastruktūrą, tai reiškia surūdijusius vamzdžius iškeisti ir panašiai. Nes dabar aš šiandien mokyklai rodžiau, per kokį vamzdyną ateina geriamasis vanduo, tai yra baisu. Ir dėja, tai yra ilgo neveiksnumo padarinys ir tikrai šitą dalyką reikia keisti. Tai jeigu jūs patys rodysit iniciatyvą ir programai dalyvausit, mes viską padarysime, kad kuo geresnė infrastruktūra aplinkui galima būtų gauti. Nes tai yra ir gyventojų rūpestis. Daugiabutis irgi yra, kaip pasakyti, daugiabutis yra jūsų daiktas, nusavybė. Kaip ir privatus namas, kas gyvena privačiame. Rūpintis tą aplinką irgi reikia. Dabar sklypai nesutvarkyti, ta prasme, nėra ribų sklypų, renovacijai dalyvauti kažkas nenori ar nori, bet nesutarė. Tai tikrai mes norime pasiūlyti geriausius sprendinius ir variantus, nes esam patys suinteresuoti. Ir šiaip, nors aš sakau, kad čia yra jūsų rūpestis, bet kartu jis yra ir mūsų, dėl to, kad vizualinė ta vaizdų bendrai išorės, tai šiaip tai labiausiai suinteresuotas savivaldybė, kad gražiai atrodytų gyvenimas. Nes žmogus svarbiausias yra, kas yra viduj. Tai aš manau, kad mes tikrai galėtume čia šitose procesuose pasistumėti. Nes pagreitį potencialą turi milžinišką, o jeigu nesutvarkysim ir tų vamzdynų kažkada, tai bus vien įvykiai ir nieko gero iš to. Tai sprendimai yra tik tokie. Tai aš seniūnijai, jinai jau daug padarė. Tai seniūnija, taip, aš kalbu apie kvartalinę renovaciją, kad viską galėtume kartu praplėsti. Keli namai susitarė, o toliau projektuojam dar. Galėsim pavyzdžius parodyti, jau turime pirmus šitus. Šiais metais jau startuos pirmus rangus kvartaluose, kur paleidom programas. Tikrai buvo labai didelis darbas patvirtinti ir sutarti su politikais, kad atsirastų ir lėšų, ir ta visa schema ir panašiai. Tai noras dabar, kad gyventojai taip, jeigu reikia tik kalbėti, atvažiuos specialistai, visi kiti ir seniūnai ateis ir aš galiu kartais atvažiuoti ir tikrai pasakysim, kas yra kokie privalumai ir ką geresnio galime turėti. Nes tai nėra tik fasado aplipimas, nes kompleksiškai viską galime daryti. Taip, prašau. Ten palauk, Vyras. Noriu paklausti dėl humanito. Kada galima tikėtis, kad jie veiklą vykdys, neskleisdami tokį didelį triukšmą? Aš irgi galiu taip paklausti. Tai nežinau, tai čia yra Olga, pas mus geriausia specialistė, kontrolierė ir baudėja, tai gal Olga pakomentuos, kaip galime tikėtis. Dėl garso, dėl triukšmo taršos, ką jūs ir akcentuojat ir patiriat naktimis pagrinde, kur yra mūsų visų skundai, nagrinėjami jūsų skundai, tai esmė tame, kad buvo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, kuris atsakingas už garso matavimą ir už tai, kad būtų normatyvų visuomenės apsaugos laikomasi, pamatavo, tai esmė tame, kad gavome atsakymus, kad viskas yra normos ribose, bet tai čia jis toks reguliavimus įstatyminis. Jo, čia pamatavo, bet kažką atkreipti dėmesį, meluoti, ir mes kalbėjom, kartu buvo ir humanitas ir atvažiavę, tai mes kalbam apie ribinės vertės, kurie jie veikia jau aukščiausiose normos ribose, tai reiškia porą decibelų ir jau bus viršimas. Esmė tame, kol Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, čia yra valstybinė įstaiga, nenustato nors 1 decibelo viršimo, mes negalime daryti, tiksliau, jie negali duoti privalomą nurodymą, jiems dėktis kažkokias papildomas sienelės ar kažkokį tai filtrą, kuris galėtų mažinti tą garsą. Bet nepaisant to, mes esame kontakte, nuolatos kontaktuojame per administracijos direktorius kartu su direktorė turi dialogą ir kalbama apie vis dėlto, kad turi investuoti bendrovė į tas sienelės. Mes gavome jų tokį kaip ir pamąstymą, projektą, suprojektuotą tokį dalyką, kad jie 100 000 žada investuoti, kad būtų mažinamas garsas ir svečius patikrinant kuo mažesnį tą triukšmą. Tai esmė tame, kad ar tai yra pakankamos priemonės, kol kas kelia abejonių, mes ir jiem įsakėm savo poziciją, kad galbūt reikėtų imtis labiau inovatyvesnių priemonių, kad galėtų tas decibelai mažėti reikšmingai, o ne apie porą, ką mes kalbame, apie tai, ką jie deklaruoja.
Tai esmė tame, kad mes nuolatos bendraujam ir ne tik bendraujam, galbūt iš savo pusės ir tikrai reikalaujam valstybinių institucijų, būdami savivaldybės institucija, kad jie kontrolieriai vykdytų savo pareigą iš tikrųjų vertybiškai ir tikrai patys net ir ką darom patys, netgi jų patikrinimuose dalyvaujam, ką nesenai dalyvavo mūsų seniūnė ir iš tikrųjų nustatėm tam tikrų pažeidimų, kurie vyksta patikrinimo metu ir todėl mes gaunam tuos patikrinimo rezultatus, kurie sukėlė visą šypseną, kad viskas normos ribose, nes nebūtinai visada sklandžiai patikrinimai vyksta, kaip turi būti. Dėja, ne visada mes galime dalyvauti juose, bet maksimaliai tikrai dedame visas pastangas ir neleidžiam jiem biurokratiškai išsisukti iš tos situacijos, ką jie galėjo dalytis raštas, mes jos spaudžiam ir tikrai matom, kad pokytis kažkoks tikrai bus. Jo, ir kad taip suprasti, tai ir šiandien kalbėjome su to, aš visiems lankiausi Humanite, mes turėjom tą objektą aptarti, kurį jau pasakiau, kur finansavimas bus skiriamas. Ir aišku, dėl pastarųjų mėnesių įvykių irgi buvo kalbėta. Tai paklausiu dėl to, kaip sekasi tą, kas buvo sutarta irgi įgyvendinti. Tai kaip ir kolegė čia sako, galima kontroliuoti, bet yra ir paprastas klausimas, kad sąžininga būtų. Turite mechanizmų sprendimų, tai kad viską čia suvaldyti, tai tikrai mes galim sakyti, kad neturime mechanizmų sprendimų. Dėl to, kad gal ir kreipiasi ieško, bet tiesiog nėra ryšių su to, kokioje lokacijoje yra įmonė ir panašiai. Kaip garsas sklinda, dalį šito tikrai suvaldys, aš manau, bet dalį atitinkamą teritoriją, visiems garsas tas turbūt skris kol kas bent jau. Mums kas yra dabar svarbiausia iš tikro, gyvenant šitoje realybėje, kad nebūtų tų įvykių, kuriuos mes matėme ir kad nebūtų interpretacijų skirtingų ten ir po to kažkokių nebūtų irgi prisigalvojimų ir iš įmonės pusės ir panašiai dėl tos pačios taršos, ar kaip ten buvo į vandenį kažkas ten pilama ar nepilama. Tai žinant, kaip yra iš tikro, mums svarbu, kad būtų tas kontaktas. Tai tikiuosi, kad bent jau tas kontaktas bus, nes mes labai prašėm komunikacijos. Vieną kartą kažkas nepavyko, aš mačiau, bet po to turbūt po to įvykių, kaip čia ir seniūnė naktį dirbo ir panašiai, tai aš matau, kad truputį yra kiti apmąstymai. Turbūt dėl to mums ir pavyko pasirašyti atitinkamą sutartį dėl prisidėjimo prie mūsų gatvės sutvarkymo ir panašiai. Tai iš savo pusės, ką galime, tai ten darome, bet mes tikrai negalime turbūt įtakoti tokių globalių dalykų, kurių ir jūs negalite įtakoti. Tai bent jau institucijų kontrolė, kiek galime ir kad jie dirbtų, kaip sako, sąžiningai savo darbą be interpretacijų, visiems sąžiningai, tai šitas stengiamės užtikrinti. O tai labai svarbu, nes jeigu institucijos atitinkamai dirbs, tai tada ir mažės tikimybė kažkokių negerų dalykų įvykių ir panašiai, pabloginimų situacijos lygs su tokia, kokia jinai yra dabar. Taip, prašau. Norėčiau pratęsti tą pačią diskusiją apie Humanitą. Tai mums kalbėjo, tai galbūt daugiau Olgas paklausiu. Buvo čia laužo užpilimas, ne? Tada aplinkos departamentas, kaip pasakė, čia ne Humanito laužas, nors Humanitas sakė, kad taip. Dabar buvo pramoninių atliekų išleidimas į Vokės upelį. Buvo daug patikrinimų, kiek žinau, ir buvo neplaninis patikrinimas čia visai neseniai. Tai dabar toks konkretus klausimas, gal papasakokite apie tą neplaninį patikrinimą, ką ten buvo išsiaiškinta, ką nustatė. Bet pagrindinis klausimas yra tas, kaip bendruomeniai žmonėms reaguoti į tokius dalykus, kurie pagal poveikio aplinkai vertinimą arba pagal tipką realiai įvykti net neturi teorinių galimybių, bet jie įvyksta Humanite. Ir reiškia, plaušas jo neturėjo būti pagal visus tipko reikalavimus arba pagal jų valymo sistemas arba aprašymo pavo. Teoriškai net negalėjo išbėgti taršalai, jie išbėgo. O kas tada iš kamino rūksta, kada mes tą pajausime, ne? Tai, taip, tai pirma apie ką neplaninis rodė, o tada kaip mums toliau reikės gyventi, ne? Iki sekančio incidento, arba kol pradėsim uosti, sakoma, tos jau iš kamino, kada ten
kaip sakoma, baigsis mūsų ta, žinot, stebėjimo ir kontroliavimo to humanito veiklos. Kiek tiek ta įmonė galim pasitikėti. Tai, ką ir meras kalbėjo, tai pirmiausia, ką ir su jumis Vytautai ne kartą esame ir žurnalistam kartu bent ne vienoje laidoje atsakinėję į tuos pačius klausimus. Mes pirmiausia turime kalbėti apie kontrolę, apie valstybinę kontrolę, aplinkos apsaugos kontrolę ir visuomenės sveikatos kontrolę. Tai ir mes kalbam apie institucijas, kurios turi reaguoti, jos galbūt ne visada tinkamai reagavo, dabar bent jau turime taip, kad jos reaguoja, važiuoja į tą patį įvykį ir pakankamai jau dabar ir greitai, bet mes dar vis turime tą rezultatą, kad paskui jų išvados tyrimų laboratorijos, kurios yra padarytos visuomenės, mūsų nacionalinės laboratorijos, kur mes turėtume visi kaip ir pasitikėti, mes nepasitikime. Jūs nepasitikite, tą nekartą sakė. Tai esmė tame, kad kol kontrolės institucijos šlubuos, tol jūs jausite tą tokį galbūt nepasitikėjimą ir tą tokį nerimą. Dar plius čia turėtų būti tas santykio sukūrimas, kuris iki šiol nėra sukurtas su jumis bendrovės, kad bendrovė turėtų, lyg ir dabar girdžiu meras tą patį sako, aš ir patvirtinti galiu, nes irgi dalyvauju kartais tose posėdžiuose, kad bendrovė lyg tais jau eina į tą tokio santykio kūrimą, dabar ir kelia, dar irgi dabar sako, kad kaip reaguosim, kviesim jūs, kvies mus, kvies seniūniją, ką irgi kartais padaro, kartais nepadaro, bet esmė tame, kad to santykio kūrime mes irgi dalyvaujame. Apie tą neplaninį patikrinimą, ten neplaniniam patikrinimo daly, vienoje dalyje, irgi čia jau tas bent jau jų žingsnis, tas geras, dalyvavo mano kolega, irgi inspektorius, buvęs aplinkos apsaugos pareigūnas, dabar savivaldybės jau inspektorius ir irgi stebėjo tą situaciją, tai ten buvo atliekamas inspekcinis tyrimas su robotuku, kuris žiūrėjo vamzdžius. Tai iš esmės situacija tokia, kad kol kas rezultatų neturime, rezultatus mums turi pateikti aplinkos apsaugos departamentas, pasidalinti, ta prasme neturi, jie arba draugiškai pasidalins arba nepasidalins ir pateiks savo išvadas, bet pagrindinis dalykas ten buvo nustatyti, ar nėra kažkokių papildomų vamzdelių, kaip sakoma, kaip buvo, tarkim, Grigeo atveju, kurie yra nedeklaruoti ir išeina į gamtinę aplinką. Tai to rezultato mes laukiam. Esmė tame, kad matome, kad labai geras yra čia sukurtas algoritmas, būtent dėl nuotekų, kas yra. Tai turime labai aktyvius piliečius, aktyvius jūsų kolegas, bendruomenės gyventojus, kurie mums padeda reaguoti labai greitai. Mes gaunam informaciją galbūt net ir greičiau negu aplinkos apsaugos departamentas, tai mes irgi tada neduodam šansų aplinkos apsaugos departamentui, tarkim, nereaguoti, tai tikrai mes tą kontroliuojam, tai čia gaunasi kaip kontroliuojančios institucijos kontrolė dar mes darom, bet to neturėtų ilgainiui būti. Turi būti, kad valstybinės įstaigos, valstybinės institucijos veikia gerai ir visi Lietuvos piliečiai jais pasitikė. tą santykį turime sukurti. Tai bent jau yra pliusas mūsų, kad mes matom, ką jie daro, galim įvertinti, ar jie tą daro gerai ar blogai ir duoti jiems, neduoti jiems galimybių nedaryti kažką tokio blogo. O dėl tyrimų mes negalime jų įtakoti. Tyrimais mes gaunam tokius tyrimus, kokius gaunam, ir mes juos interpretuojam tai, kas parašyta. Tai esmė tame, kad taip, aš irgi ir jūs, mes įsinagrinėję puikiai kryptą ir mes matom, kad tikrai buvo tam tikrų galbūt situacijų, kurios galėjo būti interpretuotos arba nustatytos kitaip, bet aplinkosaugos pareigūnai davė kitas išvadas. Tai mes esame labai priklausomi. Prašau, pane, jūs. Aš esu gyventojas Naujos gatvės Vlado Sipaičio. Ta gatvė atsirado 17 metais mero įsakymu 232 birželio 30 dieną pagerbt legendą Vladą Sipaitį. Tvenkinių gatvė tam buvo padalinta per pusę. Va čia, kol buvo sena valdžia, taip kažkaip tai tvarkėsi ir buvo viskas lyg tai tvarkoj. Paskui atėjo nauja valdžia, užleidom tą gatvę, ant dambos atsirado medžiai, pradėjo augti,
Nu, mes kreipėmės, 22 metais kreipėmės į savivaldybę. Žodžiu, mes, truputį jie patvarkė. Nupjauti medžiai nuo dambos. Atsirado ženklai, kad ant dambos negali transporto stovėti. Ką, daugiau, biškį patvarkė. Bet toliau, mes einam į seniūniją, kadangi šita gatvė yra išmesta iš viešųjų gatvių sąrašo. Ką reiškia? Todėl, kad turi seniūniją tvarkyti, o seniūnija tai neturi pinigų ar ką. Žodžiu, pirmais metais atėjusi seniūnė porą duobių užpylė. Dabar, ateis pavasaris, baisus dalykas. Aš važinėjau visureigiu, įsivaizduoju, iš visureigių, iš apsaugos reikia su kastuvu traukt balą, kaip sako, purvą traukt. Gyvena toj gatvėje, legendos tai nėra, Sipaitis miręs, gyvena ir invalidė Sipaitienė, ir vaikai gyvena. Taip mes pagerbėm. Tai reikia tą gatvę tvarkyti reikia kapitaliai. Gerai. Dabar taip mes greit panalizavom. Tai mes norėjom, jau ruošiamės eiti pas jūs užsirašyti. Tai mes padėsim viską sustiguoti, kiek mes galėsim toj. Pasikalbėsim kaip. Aš atsakysiu pradžioje. Žinot situaciją. Ne, tai dabar jau žinau, nes nežinojau, tikrai prisipažinsiu, nežinau, čia aitinti save, kad nežinojau, bet sakėt, sena valdžia, bet po to 22 metais patvarkė. Pradžioj sena atvarkė, po to nauja netvarkė, 22 metais kažką patvarkė. Tai čia buvo, pas mus tai buvo ta pati valdžia šiaip, tai 22 ir prieš tai metais, tai reiškia ta pati sena ir sena patvarkė ir netvarkė, o gatvė yra Trakų rajone. Tai Trakų rajono merui mes perduosim informaciją, paprašysim, kad sužiūrėtų visą šitą situaciją tikrai, jeigu galima bus ir bus gerai. Ne mūsų rajone, ne mūsų savivaldybė šitoj vietoj. Ne mūsų čia. Gerai, mes pasižiūrėsim, galbūt keitys administracinės ribos. Kaip dar? Kapitaliai, kadangi čia su damba yra labai rimta problema. Gerai, bet mes negalim kitos savivaldybės šitų, tai Trakų rajono merai mes įsiūsim tarnybinių. Čia ne seniūnės reikalas, seniūnė neturi tiek pinigų. Taip. Nes čia jungiasi rajonai ir darys yra jų ir darys šitą, tai reikia pasižiūrėti, kas ten buvo ir tada pasižiūrėsim, nes dabar man sunku atsakyti. Taip. Ir čia ir dar ta gatvė eina, kaip sako, riba tarp Parūklės seniūnijos ir Vilniaus rajono. Va čia prasideda problema. Į savo pusę. Dešinė pusė prie tvenkinio yra... Seniūnė sako, kad ir kitoj pusėje. O dalis eina Vilniaus, čia reikia Prašau. Galite kažką papasakoti daugiau apie situaciją su Donbaksu? Vis dėlto yra tikimybė, kad jisai iš tikrųjų išsikels ir Pagirių ir aplinkinių rajonų čia tas smarvė nedusia. Tai kaip žinote, mes čia principingai esam šios įmonės atžvilgių ir nuėjome tokius radikalius sprendimus ir tikrai kreipėmės dėl Donbakso atitinkamas institucijas. Ir tada Olga galės papasakoti plačiau, kokia situacija yra dabar, nes jie apskundė. Ja, tai gal papasakosiu, kad esmė tame, kad mes surašėm protokolą, nustatėm pažeidimus, skiriam baudą. Bet yra demokratinė teisė valstybės galėjus teisme skųsti, tai šitą jie apskundė teisme. Dabar vėlgi įvyko teismas po 3 gal atidėjimų, mes tą bylą laimėjom, bet vėl jie apskundė tą galėjo skųsti apeliaciniam, šitą apskundė. Tai toliau viskas nusikėlė teismuose ir teismuose vyksta visi procesai. Tai dabar kaip prognozuoti, koks rezultatas, tai jau teismai nuspręs. Bet šiaip mūsų atžvilgių pažeidimai nustatyti. Kaip? Yra tikimybė, kad jie iškels. Mes negalim juos iškelti, nes mes nustatėm pažeidimus. Pirmiausia, pagal teisės aktus mes duodam ir terminą nusistatyti. Privalomą nurodymą surašom, bet esmė tame, kad jie dabar viskas persikėlė į teismus. Jie skundžia visus sprendimus. Jie turi teisę. Kai bus jau galutinis teismas arba jie nespręs ar aukščiausias teismas pasisakys, kad
viskas, ta prasme, savivaldybė šitą vietą laimėjo, tada mes vėl įjungiam, mūsų įsijungia protokolai, jie turi susitvarkyti, jeigu nesusitvarkys, tada vėl kiti mechanizmai ir tada šitą gali būti, kad jie bus iškelti, uždaryti, kad vykdo neteisėtą veiklą. Nu jo, ekonominė veikla, aš dar tik papildant Vytautą, bet neatrodo, kad mes darom kaip biurokratinius dalykus, tai kol vyksta teismai, tai mes lygiagrečiai kalbame su tos teritorijos nuomotojai, tas, kuris nuomoja tam Donteksui tas patalpas. Mes bandome ir gražiuoju susitarti, kol vyksta teismai, kad paraleliai dar ir kitą kelią, kad viskas vyktų greičiau. Tai esmė tame, kad iš jų geranoriškumo dėja nėra ir čia vienintelis būdas, ką Vytautas pasakė, tiesiog tik sulaukti teismo. Ir vėl čia jų įsijungia net irgi vėl tas negeranoriškumas, jie turi tokią teisę ir kai ateina teismo diena, jie tiesiog laikiną laiką prašo nukelti teismą. Tai esmė tame, kad mes esam įkaitai teisminių procesų, nes mes padarėm žingsnius, lygiai greičius jie nepaėjo. Tai dabar mes laukiam mūsų sprendimo, šiaip mes vieną laimėjimą turim, tai dabar turime tiesiog kitos instancijos teismo sulaukti, kad jinai patvirtina pirmos instancijos teismo sprendimą ir tada jau galėsime turėti jau būti pusę žingsnio prie ekonominės veiklos nutraukimo, bet vėlgi čia mums reikės valstybinės institucijos pagalbos, tai teritorijų planavimo statybos inspekcijos. Tai žiūrėkit, kaip galim šitoj situacijoje, aš suprantu, kad teismuose mes teismų negalim spaudimo daryti, įtakoti, jie dirba savarankiškai, priima sprendimus, teisingumą nustato. Tai mes galim ką padėti kaip savivaldybė, jūs tarkim, kad kontaktuojat su manim, elektroniniu paštu tiesiog parašote, aš jums pateikiu informaciją, koks sprendimas, kaip toliau vyksta procesai. Nes mes irgi, kaip pirmą instancijos laimėjom, mes galvojom šitą, kad viskas ok, mes toliau savo procesus paleisim, bet jie apskundė toliau ir vėl teismo procesas. Niekame, gerbėmėjai, kad mes esame tikrai neveikti. Mes turime problemą Donteksą, aš jau nešneku apie Homanetą. Aplinkui tiek garsas, tiek triukšmas, tiek smarvė, kitą kartą jau nesupranti, kas iš kur smirda. Daėjom iki to, kad tikrai dauguma žmonių jau norim kraustytis, o tuo metu mūsų pagėriai pradeda, savivaldybė pradėjo rūpintis mumis. Tai kas eis į tą mokyklą, kas čia viskuo mėgausis, jeigu mes visi būsim dusinami ir mes turėsim kraustyti iš savo namų. Nejaugi neįgalios visos tos mūsų įstaigos ir negali mūsų apsaugoti nuo viso šito. Aš irgi užduodu panašų klausimą, nes man tai institucijų aplinkos darbas labai nepatinka. Kaip Rolandas sakė, turi būti labai skaidri, nešališka, kiekvienas turi tik savo darbą. Tai aš labai tikiuosi, viliuosi, kad Donteksų atžvilgiu tai procedūros pasibaigs gerai, nes ta tikimybė, kaip sakot, jinai tikrai yra, bet kada tai įvyks, nes procesai yra tokie, kokie yra, ir kaip įvyks, tai jau mes negalim atsakyti, mes tikrai jau daugiau negalim nieko čia remti. Ir tai mes, kai pradedame aktyvų veikimą, tai visi po to skalpuoja, kad čia mes prieš kažką specialiai veikiam. Neveikiam, mes bendruomenės interesų žiūrime irgi, nes tai yra prioritetas, o po to ir kiekvienas verslas atitinkamai gali veikti sėkmingai. Tai dabar pas mane ateina labai daug investuotojų, verslininkų ir mes, kai kalbamės, mes iš karto sakome, kai kalbam apie teritorijų planavimą. Nes kai kuriems net sakom, ką jiems reikėtų daryti, kad pagal gyventojų ten tankį planuojama urbanizacija, jie gautų pelno, nes, ta prasme, tai yra normalu padėti verslui. Bet vėlgi mes suprantam, kad negali būti gamykla šalia gyvenvietės 50 metrų, turi būti atitinkamas atstumas, žalios buferinės zonos, bet tai aišku lėmė ir teritorijų planavimas netinkamas, kurie ateityje tikrai reikia planuoti kitaip, bet tai ten, kur yra, tai yra problema. Štai Skaidiškėse mes atvejį turėjom, tai viena įmonė jau viskas įsikraustė. Tai labai sudėtingas procesas buvo, bet ten tai yra tikrai labai baisu, nes ten iš karto šalia 40 metrų nuo daugiabučių ir panašiai. Žiūrėkit, dar paskutinis klausimas. Kiek buvo rašyta mūsų, čia daug kas mūsų ten bendruomenės narių, rašėm visokius raštus ir visuomenės sveikatos ir aplinkosaugos. Ir kas yra keisčiausia, kad mes gaunam visi vienodus atsakymus. Kelis dabar paskutiniai buvo prašymai būtent peržiūrėti normas. Tas visas normas, kurios tikrai dabar neatitinka tikrovės. Aš nežinau, kas dar čia, Olga galėtų kažką pakomentuoti, nes tos normos yra tikrai neatitinka dabartinės dienos, dėl normų dabar pakeitimo.
įmanoma kažką padaryti? Patikslinkit, ką dėl pakeitimo normų, kad jie dabar jau yra, žinot, pasikeitę to kvapų vienetai, nu, ta prasme, jūs neturėtume žinoti, Dėl kadangi... triukšmo, dėl kvapų, dėl visko, tos normos, kelintų metų ten tie visi normatyvai yra aplamai. Tai dėl kvapų norma dabar yra pasikeitusi, jinai yra sumažėjusi nuo būtent naujų metų, tai reiškia, buvo 8 kvapų vienetai, dabar yra 5 kvapų vienetai, tai jau jos sumažėjusios. Dėl garso yra nustatyti ir jie nėra, nu, dabar bent jau nenusimato, kad jie keistusi, bet nusimato, kad, kaip jau girdėjau, kad įstatymų leidėjas turi iniciatyvą keisti patį reagavimą nacionalinio visuomenės sveikatos centro, tai būtent tas opiausias problemas, kur būtent jum būtų, tai yra kvapas ir garsas, triukšmas tas vadinamas, tai tikėkime, kad procedūras padarys mažiau biurokratinės ir vat, būtent tie laiškai, kur jūs sakot atsakymai biurokratiniai, formalūs ir aš galiu ten iš atminties pasakyti, kad jie sako, kad jie padarė patikrinimą, buvo rezultatas, kitas patikrinimas pas mus gali būti po tiek ir tiek laiko, nes mes turime sulaukti, kad būtų pagal teisės aktus praėjęs laikas. Tai esmė tame, kad įstatymų leidėjas irgi tą girdi ir aš žinau, kad yra įstatymų iniciatyva, kad padarys tas procedūras mažiau biurokratinės. Ar praeis tas įstatymas ar bus priimtas, negaliu pasakyti, bet jau geros žinios, kad jie nori tą daryti, kad girdi, kad gyventojai susiduria su biurokratiniam tom problemom. Tai mūsų irgi siūlymas buvo, aš nežinau, kiek čia meras galima sakyti, mūsų siūlymas visai atliepiant jūs ir irgi Vytautas tame dalyvavo vasarą, bet berods mes siūlėme įstatymų leidėjai sumažinti normas ir garso ir triukšmo, būtent per higienos normas, kad galėtų kiekvienas savivaldybės meras priimti savo iniciatyvą įvertinus apie, būtent ką ir meras minėjo, gyventojų tankį, šalia esančią įmonę, kokiu atstumu yra greitimybės ir priimti sprendimą, kad, pavyzdžiui, toje teritorijoje jisai mažina tas normas būtent toj teritorijoje. Bet įstatymų leidėjas mūsų pasiūlymą, mūsų pasiūlymą suformuluota kas atveju. Bet aš papildysiu, kur minėjau tos europinius kvapus nuo 8 iki 5, tai čia merų iniciatyva buvo skaidyti šitą situaciją. Turbūt žinote, eko perdirbimas labai ten, tikrai smarvė buvo didžiulė. Ir mums pavyko, aišku, mes dar tą kartelę norėjom nuspausti, bet aplankėm su meru visus ministrus, kurie turi tą kompetenciją, tai pavyko nuo sausio 1 nuo 8 iki 5 padaryti. Nu kas, tai yra beveik per pusę sumažinom šitą normą. Jo, bet čia yra nacionalinis reguliavimas ir nėra taip paprasta mums čia įtaką turėti ir daug darbo, kurį tiesiogiai turime atlikti, mes kaip savivaldybės atstovai prarandam, eikvojam daug laiko. Tai aš manau, dirbčiau ties kitais projektais, nei čia atliktume už kitas institucijas darbą. Tai taip pat panašiai kritiškai vertinu, sakau, atitinkamai aplinkos apsaugos institucijų kai kurį veikimą, bet tikiuosi, kad viskas judės gerąją linkme, svarbiausia ne į blogesnę pusę. Jūs kėlėt ranką vėl? Taip, aš noriu paklausti, kadangi jau temą girdėjau, kad jūs paminėjote neteisingą teritorijų planavimą, kas liečia gyvenamąsias zonas ir kažkokias... Bendrai planavimo teritoriją. Taip, tai kaip yra situacija su karjerų plėtra. Kas išduoda leidimus karjerams plėsti savo teritorijas? Konkrečiai kalbu apie Mišvėnų gyvenimą karjerą. Tas karjeras yra negyvenvietė, tai yra neužgyvenvietės. Ir jisai pagal savo plotą, sąlyginai lyginant su gyvenamąja zona, užima labai didelį plotą. Jisai artimai plotų yra tiek, kiek yra užima namai visi ir namų valdomi. Tai klausimas toks būtų, ar jisai turi teisę ten plėstis, ar jisai plėsis, ar kada jau bus veikla stabdoma, ten vis tiek kažkokie karjerais yra kažkokia tai tvarka, kai yra uždaroma, baigiamas tas visas procesas. Supratot mane. Jo, tai aplinkos apsaugos agentūra, kuri turi tokią galimybę ekonominę veiklą plėsti, būtent pagal turimą leidimą, bet įvertinus visas situacijas, tai jie turi kreiptis, padaryti savo projektą pateikti agentūrai, kad jie nusimato plėtrą, kaip jie suvaldys visas rizikas visuomenės sveikatos ir aplinkos saugines, kaip suvaldys visus srautus padidėjusius ryšium su tuo, kad prasiplėstų, tarkim. Ir agentūra turi, aplinkos apsaugos agentūra vertinti, ką darome
mes ir ką darote, galite daryti kiekvienas jūs, tai reiškia, kai leidimas patenka į aplinkos apsaugos agentūrą, atsidaro vertinimo vartai ir tiek mes kaip savivaldybės administracija teikiam pastabas, tiek ir kiekvienas pilietis gali teikti pastabas. Agentūra vertina pastabas, žiūri to pačio projekto esmę ir tada duoda leidimą arba neduoda. Čia visom Miškų kaina. Tai mes taip ir kalbam, kad mes, jeigu jau yra dabar ir jie vykdo dar žvalgybą taip kasa, tai ten truputį kitaip žiūrime, o jeigu būtų naujas objektas, tai žiūrime neigiamai. Bet jeigu grįžtum prie teritorijų planavimo, tai kas galioja, nes mes korektūrą darom, bet mes plėtros jokios nenumatom. Dabar šis bus patvirtintas. Tai dabar, bet po to bus naujas planas. O toliau rengsim naują keitimą, tada jau bus galima procedūra planuoti jo. Tai kažkas sako teikime. Miško tai asmeniškai mano labai širdį žiūrėti, kad jūs taip rūpinatės mišku ir gera žinutė yra tame, kad nesu tos situacijos, tiesą pasakys, išsinagrinėjus, bet girdžiu, seniūnė sako, kad tas miškas, kuris buvo iškirstas, yra privatus, buvo ir rūpinas, neprivatus. Čia yra valstybinis miškas. Čia prie Kemšalakį gyvenimės. Jo, bet tada leisant taip dėl miškų išsaugojimo, tai tapom miesteliu, tai dabar yra galioja ta tokia teisės norma, kad negali net ir privatus, tai yra miškas, 100 metrų išsikirsti, kad jūs turėtumėte tą vaizdą, nes iš esmės taip apsaugo gyvenvietę, kad galėtų miestelį, kad turėtų to miško plotą. Jo, bet aš čia nors kokią gerą žinią. Taip, prašau. Pasakykit, prašau, ar pagiriuose planuojama yra sporto infrastruktūra? Maniežas, kupolas arba stadionas? Žinoti, poreikis didžiulis, o mus čia nuodė iš visų pusių, o mes negalim apsiginti, nes neturim transportuoti. Šiek tiek pasakysiu, kad infrastruktūros atžvilgių pagiriai dabar turbūt daugiausia vienu metu darantys seniūnyje, nes jeigu pagal tą koncentraciją žiūrint objektų daug, bet ir sporto, tai tikrai aš matau, kad jums trūksta. Kur čia galima būtų planuoti, tai sunku įsivaizduoti, nes reikia atitinkamai turėti sklypą, tai gal paieška labiau Vaidotuose būtų sėkminga nei Pagiriuose, jeigu kalbant apie kažką didesnio, bet jūs automatiškai sakot maniežas ar kupolas, tai jau kalbant apie futbolą. Galima ir futbolą, bet žinoma, maniežą galima bėgioti. Nu jo, tai kažkas tokio. Tai mes šiandien vėlgi žiūrėjom šitą administracinį pakartotinį pastatą Pagirių šiltnamių, nors vieną kartą neigiamai vertinam, po to pozityviai, po to neigiamai ir panašiai, bet grįžtam prie diskusijų, nes dabar kolegos analizuoja, ar galėtų kokias viešasias paslaugas tenkinti, tai tinkami transporto salė didelė galbūt galima būtų padaryti ir panašiai. Man šiaip tai dabar jūs žiūrite savo pusės, mes susižiūrėjom diskutavom, man labai svarbu, kad krepšinio profesionaliai salės tokios bent kelios atsirastų rajone, nes čia yra labai didelis trūkumas infrastruktūros ir dabar, pavyzdžiui, RKL turime komandą, kuri turi Vilniuje nuomotis rungtyniam salę, kad atitiktų reikalavimus. Tai yra problema. Skaidiškėse greitų metų turėsim, turbūt, bet jinai vėlgi nebus super tokia, kuri tenkins jau aukščiausią lygį ir panašiai. Tai jeigu mes turime Transinvesto stadioną, dabar sėkmingą projektą Galinėje, tai pavyzdžiui krepšinį mes neturime nieko. Tai yra didelė problema labai. Atitinkamai infrastruktūros tos mes norime, nes matome potencialą, kad mūsų sporto mokykla ir sporto centras galėtų atvesti čia daug sporto šakų į šitą teritoriją, nes kol kas, tai viskas yra kažkokiuose išmėtytose patalpose ir panašiai. Tai kas be ko, tik žvalgyba pačios, kur tą pačią infrastruktūrą įrengti yra sudėtinga. Nes jeigu mes turėtume čia atitinkamai patrauklų sklypą kokį, tai būtų žymiai paprasčiau viską planuoti. Tiesiog, čia gali būti diskusijos ir Vaidotų pusėje galbūt, nes tas sklypą turi gal nemažą agro mokykla šitą, ar proftų, ne? Tai ten gali būti diskusija su valstybė dėl kažko tokio. Na, o jeigu kalbant apie patalpas, tai vėlgi galimybė įsigyti, jeigu rinkos kaina būtų šitas patalpas, galbūt. Bet klausimas, ar mes norim ir mastom, tai mastom ir norim, turbūt yra tokie dalykai, kuriuos reikia spręsti, ir žemė dažniausiai yra didžiausia problema, kad būtų teritorija atstatyti. Bet ten buvo palaukit, ponia pradžių ten. Žemieji pagiriai nori saugiai vaikščioti.
Žinokit, nėra šaligatvio, ženklai 30-40, mašinos tikrai nesilaiko. Vaikas grįžta iš mokyklos, iki tiek baltas. Sakau, vaikeli, ko tu toks baltas? Sako, mašinos važiuoja, aš turiu pasitraukti. Kur trauktis? Į pusnį. Senyvo amžiaus žmonės vaikšto su šunim. Kur tą šunį traukti, kai mašina važiuoja? Niekas net nepristabdo, vienas antras pristabdo. Nu tai kažkaip tai norim saugiai vaikščioti. Jo, o aš noriu, kad dar viešasis transportas ten matot važiuotų. Tai platinkit kelią tada, jeigu viešasis transportas ten važiuotų. Tai norime ir tikėtina, kad jeigu nepavyks, pavesiu daryti specplaną ir daryti poėmį iš jūsų sklypų, kad galima būtų normalią infrastruktūrą padaryti. Nu, dalį išimti dėl to, kad, nu, gal ir patys sutiktumėte, jeigu kaimynus apie, bet ten gal nemažas atstumas dėl to, kad yra tikrai problema ir aš pritariu, infrastruktūra turi būti saugi. Ten dėja yra labai siauras kelias ir tikėtina, kad vairuotojai nesilaiko. Nesilaiko visiškai. Gal reikėtų kokį trikojį pastatyti, kad... Tai trikojį policija statomės, galim policijos paprašyti, kad ten stovės, kaptų baudos ir išvažiuos. Nu, tai prisilaikys nors kažkiek? Gal galima, kaip pas mane, žinot, aš čia už Nemenčinės, ten kaime gyvenu ir klasioką tėvas. Tokį mašinų savartyną turės, ten rinkdavo tas mašinas viską, nu, ir jam nepatiko, kad katinus turbūt, nu, važiuoja žmonės, jie ten jau tikrai regioninis kelias ir greit važiuoja, ten realiai gyvenvietė yra, tiesiog per tą šitą pusę. Ir pasient Kalniuko namas, tai vieną katiną numušė, tai dar kažką dukra ten verkė, tai jis, nu, tiesiog paprašė policiją pastatyti trikojį, kaip prišaudė visiems ten, visiems aplinkui. Tai dabar niekas su juo nesikalba. Prišaudė normaliai, tas teisės atžvilgiu. Gatvės savo išvažiuoti negali, nes iš Vaidokus naujų kelių dabar skraido ten tiesiog. Nu, tai... Žiūrėkite, aš puikiai suprantu, tai mes žymime šitą dalyką ir jūs dar kartą patvirtinot, ką ir aš noriu. Nes aš noriu, pavyzdžiui, viešo, bet ko reikia platinti. Tai mes ieškom galimybių, jūs skyrių, jūsų susisiekimo yra pavesta, kad ieškoti, bet sakau, kad buvo. Nu, tai ten transporto sunku paleistas ir matom, kad yra sklypai. Tai tikėtina, kad... Pagirių gatvė link Vaidotų. Tai va, kuradis senelis. Tai va, tai planuojam, žinokite, ir patys svarstum, ir jeigu tai būtų, tai aišku, kad mes šaligatvį norėtume įrengti, bet trūksta sklypų, tiesiog trūksta plotų. Tai vienintelis variantas, sakau, eiti į poėmį, įlįsti į jūsų sklypus ir klausimas, kaip ten bus, nes ten ir ginčiai teisiniai, ir kiti dalykai. Dabar irgi toks tai klausimas. Pagirių gatvė, jinai siaura, visi viską žino, bet mašinos stovi ant gatvės. Dabar žiema, traktorius važiuoja, traktorius negali išvalyti gatvės, nes vienas iš kaimynų mašiną pasistatęs ant tos gatvės. O ten yra mašinos, kurios... Pagirių gatvė, mes turim seminarijai, turbūt seminarijai kalba su kaimynės. Mato, kiek stovi mašinų. Pagirių gatvė... Nepalaukit, seniūnė pasakys. Mes kreipėmės į viešą tvarką, nes mes nematome tos bazės, tos mašinos, kurios yra apsnigtos, ten stovi 2 mašinos. Tai kreipėmės į viešą tvarką, neturi rasti savininkus, kad turėtume bent jau tinkamai išvalyti kelią. Čia nepatvirtinti, ten 6-8 man. O jeigu jūs norite pasakyti, kad parkuojasi visi šalia ir palieka dar taip mašinas, tai galima svarstyti komisijoje, nes nu, visiems kiekvienas turi savo kiemą, kurį važiuoja, ten galima svarstyti, statyti draudžiamus ženklus ir viskas, jeigu nori. Bet tai reikėtų, kad jūs tada parašytumėt kaip gyventojai, ar ten porą gyventojų, raštelį prašymą ir tada komisijai perduosim apsvarstys. Visiems reikia, kad būtų kreipimasis iniciatyva. Ar per seniūniją ateikit padės parašyti ar panašiai, bet čia galima svarstyti, tada paspręsim kolektyviai šitą klausimą. Bet nepažadu, kad būtinai, nes komisija turi algoritmus ir galbūt pasakys, kad negali. Ir policija dalyvauja tam... Jo, Nesakau, iš tų gatvių 3, kur naudoji rožių laukimą, išvažiuoti neįmanoma. Tai dar kartą motyvacija. Kelias geras. Taip, prašau, dar vienas klausimėlis. Jo, aš gal tik tai reiškia atliepiant tai, ką jūs sakėte apie sporto infrastruktūrą, tai iš tiesų Juodbalių kaime yra laisvų vietų. Taip, ir visi reiškia valstybinės žemės, mes jau ten apžiūrėjom, kur būtų galima, tai bendruomeniai, reiškia būtų nauda, kaip viena iš opcijų, ne? O antras dalykas, girdėjau, kad karjerų neplanuojama plėsti, bet tik dabar Juodbalių 2 smėlio žvyro karjeras yra vėlgi baigiamasis planavimo etapas ir ar tai reikėtų suprasti
kad nebus. Tai gal čia jau seniau yra tie procedūros pas, aš neatsakysiu. Aš gal papildysiu, čia buvo kalba apie teritorijų planavimą, kas yra, tas teritorijų planavimas buvo 20 metais patvirtintas ir kraštovaizdžio 19, ne? Ne, 14. Tai kas dabar faktas yra, tas yra. Tai jie gali tvarkyti savo procedūras, bet mes vykdom paraleliai koregavimą, taisom techninės klaidas ir ten plėtros nėra numatytos. Tai sakau, jeigu jie ten anksčiau gavo leidimus, tai jie gali ten judėti, tvarkytos. Ką girdėjau, kad naujiem karjeroms, Ne. naujas karjeras dar nepradėtas. Pagal teritorijų planavimo dokumentą, bet naujos plėtros nenumatyta. Faktiškai gaunasi visiškai kaimo riba ir karjeras faktiškai planas. Tai ką, aš dėkoju Jums, kad atėjote, smagiai pasišnekėjom, kai kurios dalykus mes ir taip žinom ir stengiamės spręsti, kai ką naujo čia išgirdom. Dėl šitos jungiamosios atkarpos su Trakų rajonų kolegos pasikreips, ar seniūnė dar pabendraus, pasižiūrėsiu, kokia tai situacija. O tos klausimus kitus, tai pasižymėjom, spręsim tą simbolinį dalyką, kur tikrai nekainuoja dėl vėliavos, tai aš manau, galima padaryti, jeigu Lietuva neleis mums, tai tikrai aš manau, seniūnė ir su Jumis pabendravus su bendruomenė, ras tinkamą vietą, ryšim su to, ką planuoja daryti tose tuščiose erdvėse ir tikrai galima pasistatyti ten, kur kažkur netoli kur eglė stato, ten kitoj vietoj, kur pagirių ženklas ir panašiai, tai aš manau, kad matytųsi taip irgi atvažiuojantiems. Na ir panašiai. Mano tikslas dar, kad pagiriuose, vaidotuose pritraukti, nes tai nuo mūsų neįtakoja, bet galima visiems kalbėtis, pritraukti daugiau komercijos. Tai kad būtų gal ir užstatymas, štai jeigu ten yra keli planai statyti daugiabučius, čia buvo pas jūs ir čia leidimai, ir žmogus vaidotose turi sklypą, kur kažkada sakė, kažkas matė koncepciją, kad ten parduotuvės norėjo, kad ateitų, kuri neateis tikrai. Tai, nes dabar ir Aibė ten veikia, tai kad pritraukti galbūt ar pastatyti daugiabučių, kad plėstųsi irgi teritorijos, nes ten būtent kad sustatymas yra čia ir ten, kartu apačioj su komerciniam patalpom, arba atvirkščiai, ten 2 aukštų kokias komercinės patalpas, gražias, architektūriškai atrodančias, kur ir aplinka būtų sutvarkyta, šiuo atveju infrastruktūra galbūt kokiose vaidotose, nes parkingo trūksta priešais bažnyčią, Danilį, būtų galima sutvarkyti, aš taip irgi raginu, arba ir čia prie daugiabučio, jeigu bus statoma apačioje, tai kad žmonės čia vietoje turėtų galbūt galimybę įkurti kavinukę kokią, kad laiką tą leis būtų kur, nes dabar šito dalyko labai trūksta. Ir jeigu atsirastų komercinių patalpų, tai tikrai truputį dar didesnės būtų ir šitos teritorijos. Paslaugas teikti kažkas galėtų, vietos gyventojai galėtų savo kažkokias veiklas vykdyti. Tai va, šito man dar trūksta. Na ir seniūnijos pastato naujo reikia, dėl to, kad tas nepritaikytas yra žmonėms su negali ir panašiai, tai čia uždavinys yra kažkur mes jį planuotume, strateguotume, kad jis naujas atsirastų. Tai va, tokie. O taip, tai džiaugiuosi, kad gražėja, neįskaitant problemų su atitinkamom įmonėm, tai šiaip tai ir bendruomenė džiugina, ir teritorijos bendrai yra, ir tie visi darbai džiugina. Kad visko nebūtų, jeigu neaktyvus irgi gyventojai. Dar kartą ačiū, kad pasidalinom ir pasimatysim dar gal metų tikrai pabaigoj, arba protarpiais čia. Šiandien pakvietėm mokyklos bus jubilėjas 50 metų rudenį, jau čia turėsim ką švęsti irgi. Ir džiaugtis to, kad jau priestatai galbūt, tai gal iki jubilėjos sutartį pasirašysim rangos. O, uždavinys. Parką atidarysim, koncertą padarysim, 2 dienų festivalį. Tai va, ačiū dar kartą.